Kaip diena, taip naujiena. Baudos, tyrimai ir taip toliau nesustoja. Truputis benzino. Op. Nauja pradžia. Gesink. Tai šiandien pradedam nuo tokių darbų. Reikia išpjauti galinį stiklą, aišku, ne šitam kabrikui, o E90. Tai esmė, kad rytoj ryte vežu automobilį kebulistui. Tai turim sveikas duris, turime sveiką ketvirtį, reikia viską pradėti tvarkyti, tai kad darbai judėtų sklandžiau ir greičiau, išpjausim galinį stiklą. Tai aišku, darysim senamadiškai, do it yourself stilium, tiesiog imsim šitą trosą ir bandysim pjauti. Bam bam, arba pavyks, arba tiesiog sudaužysim galinį langą. Nieko, bandysim ir žiūrėsim, kas gaunas. Akumas pakrautas, tai turėtų viskas veikti ir automobilis turėtų užsikurt. Galėsim prie to pačio praskanuoti klaidas, nes paskutinį kartą to nepadarėm. Tiesiog nebuvo masės, bet atlikom tam tikrus darbus. Tai pakeitėm žvakes, nes buvo misfire kažkuriam cilindre. Tada padarėm aptarnavimą, tai bent jau nusitrinsim tas klaidas, kurių nereikia. Ir pažiūrėsim iš vis, kiek klaidų šis automobilis meta. Nes tikrai mes nemažai, kadangi tam tikri blokai yra atjungti. Tai vat, sužinosim visą tiesą. O iš tikrųjų, jeigu patys norit prasiskanuoti labai nesunkiai savo automobilį, tai imat štai tokį prietaisą, OBD 11 device, jungiat į automobilį ir per appsą viską pasižiūrit. Tai šis prietaisas veikia realiai ant visų automobilių nuo 2008 metų, kurie turi OBD 2 jungti. Tai tiesiog spaudžiat linką video aprašyme arba einat į obd11.com, naudojatės kodu NORBE ir dar gaunate minus 10% nuolaidą tiek device'ui, tiek kreditams, tiek absoliučiai viskam, ką tik rasite website. Gal pradžiai pabandom užsikurt, ar tikrai akumas gyvas. O, ką aš jums sakiau? Ledas, visiškai. Variklis dirba gražiai, gerai, labai gerai. Sutvarkysim kėbulą ir galėsim pradėti modinti. Tai faktas, jeigu laukiat veiksmo su E9, spaudžiam patinka, o dabar skanuojam klaidas. Tai jungiam device'ą į savo OBD 2 jungti. Pas E9 visai viskas patogiai. Bam, prijungiam. Dabar jungiamės appsą ir bandom prisikonektinti. Tai spaudžiam connect. Tada va, matom, pasigavo device'ą. Viskas, bandom prisijungti. Skaito blokus ir tuoj galėsim skanuoti. Spaudžiam skanuoti ir ką turim? 52 klaidos. Ai. Tai tikrai turime nemažai klaidų. Tikrai manau, kad ir pas jūs būtų bent viena ar dvi. Tai geriau prasiskanuoti, sužinot, kas negerai ir tiesiog tą problemą susitvarkyti. Čia pas mus matau klaidos ir motorė, bet jas nutrinsim, nes vis tiek tvarkiam kažką keitėm, tai gali dėl to mest. Tada aišku meta airbagų 13 klaidų, nes tie airbagai yra atjungti blokai, tai faktas kažko automobilis nemato. Tai bandom trinti klaidas ir žiūrim, kurios liks. Nu va, dabar turime tik 22 klaidas, tai su motoru viskas gerai, tada 13 klaidų airbagose ir dar kažkokios 9 klaidos. Tai svarbiausia, kad su varikliu viskas gerai. Tai chebra, prižiūrėkit savo automobilius ir tvarkykit problemas laiku. Šis daiktas tikrai jums padės ir iš tikro su šiuo device'u galėsite ne tik atlikti diagnostiką, bet jeigu pas jūs yra BMW grupės automobilis, Mini, VA grupės automobilis ar Toyota bei Lexus, nors Toyota ir Lexus greitų metų turės šias funkcijas, bet galėsite daryti one-click aplikacijas. Tai ką tai reiškia? Atsirakinti tam tikrus užrakintus dalykus savo automobilį bei pasikeisti tam tikrus norimus settingus. Tai daugiau informacijos rasite obd11.com ir taip pat nepamirškit nuolaidos kodo NORBE, nes juo gausite minus 10% nuolaidą savo apsipirkimui. Manau, kad reiktų pavažiuoti kažkur arčiau garažo ir galėsim bandyti pjauti galinį langą. Eik tu sau. Va toks tas yra akumas. Viskas. Štai mūsų defektas, kurį greitų metų sutvarkysim. Tai reikia pakeisti išorinę ketvirčio skardą ir aišku bus kitos durelės, kad viską normaliai suvesti. Taip pat ir kitas sveikas galinis bumperis. Tai vis dėlto padarysim idealų E9. O dabar, kaip ir sakiau, reikia išpjauti langą.
Įspėju, reiktų nusimti šitas gumas. E9, man atrodo, niekada ir nelupau langų. O, kažkas išsitraukia. Jo. O po to kažkaip įkaitinsim kokią įlą, kažką. Prakišim per klijus. Užsikišim trosą. Bam, bam, bam. Bandysim išpjauti. Tuoj suskaldysiu langą ir viskas. Darbas bus baigtas. Ar mums nereikia išimti šitų, bet bus nepatogu pjauti. O, viskas. Prašau. Ai, matai, čia irgi suklijuota viskas kartu. O, viskas šiukšlės. O, jau greičiau. Dabar mano idėja yra užkaitinti arba peilį, jo geležtę ir bandyti prakišti pro klijus, arba tiesiog va, smailų atsuktuvą. Užkaitinsim, prakišim ir padarysim kažkokią skylę, pro kurią galėsim tada prakišti trosą. Nu kas čia daros, vėjas baisus. Oi, tu nusideginu. Nesiseka. Kaitina gerai. Eik. O, kažkur išlindo. Va, matai? Pavyko vis dėlto. Čia kažkur bandysim prakišti trosą. O, va tai, užsidėsim po varžtą galuose, kad būtų truputį patogiau. Nu ką, va taip ir varysim. Žiūrėk, net rūksta. Man atrodo, reikės ir tavo pagalbos. Pjauna rankas, blemba, o ne stiklą. O, čia kaip gerai klijuotas. Oi. Čia geriau užklijau šitai pusė. Nu ką, mūsų rezultatas jūsų dėmesiui. Kašyra nepaleidžia, bet tai, kad išpjojam. Kaip taip? O. Prašau, viskas tvarkingai. Galinis stiklas išimtas. Ai, fiškės net jungiau. Stopas dar pajungtas. O. Viskas. Dabar galim pašalinti šį daiktą. Bam, sudaužom iškart. Ne, reikia pasaugot gal mažų tą patį ir įklijuosim po to. Aišku, dabar ką, jeigu kieme paliksiu mašiną, tai dedu atgal. Esmė, kad paruošta, tik kai vešiu su tralu reikia nepamiršti nuimti, nes tiesiog išlieks kam nors kitam į automobilį. Nu va, bus gerai. Tai va, viskas. Esmė, stiklas išpjautas, bam, čia patogu, nusipjaut, čia nusigręžt, bam ir viską meistras pasidarys. Labai gerai. Aišku, sirenos kaukia, mes burnautą nedarėm, tai irgi situaciją valdom. Jo, pasirodo, kad su automatu neįmanoma padaryti. Bent jau su šiuo E9 tikrai reikia programinti kažkokius dalykus, nes galimai yra stabdžių overheating kažkokia apsauga. Tai tiesiog jeigu stovi vietoj ir bandai burnautint, viskas, automobilis blokuoja šitą info, sako, ne, taip nedaryk. Jeigu nori saulės papaišyti, jo, viskas ok. Diffas atlaisvintas, liek. Tai manau, kad kai sustvarkysim kėbulą, tada galima bus prisėsti prie šitų niuansų ir pagaliau padaryti tą ilgai lauktą burnautą. Tai viskas, kraunam E9 ant tralo, į busą kraunam ketvirtį, galinis bamperis jau viduj, čia pas mus mėtos senas, tai jį išmesim. Gerai, kad šito ir nebandžiau čia tiesinti ir kažko įrodyti, nes gavau kitą sveiką irgi nuo 335 modelio, tai viskas sueis kaip turi ir sueiti. Šitas išmetimui. Nu ir ką, viskas, kimbam į darbus, o su jumis susimatom ryt. Kaip diena, taip naujiena. Su E9 viskas gerai, nuvežėm pas kebulistą, darbai juda, bet žinokit, baudos, tyrimai ir taip toliau nesustoja. Tai va, dar vieną savaitę ir turim raštą nuo Lietuvos radijo ir televizijos komisijos. Tai realiai ne tai, kad raštą, o kalną popierių su informacija, ką mums dabar reikės daryti. Tai svai reikės uždėti N14, ne arba N18, kad Hebra žinotų, kas gali žiūrėti, kas negali. Arba iš vis uždedam
N, šiam 9, viskas. Išjungiam, kas esat jaunesni, o šiaip turbūt dėsim tiesiog S ir turinys bus suaugusiems. Taip, tada reikės dar kalną viskų dalykų pažymėti, nes tiesiog bičiuliai nori viską sureguliuoti, viską stebėti, o priežastis to, tai tiesiog kaip ir pasakė, kad renkam peržiūras, darom kažkokią įtaką, tai viskas, mes esam oficiali kažkokia laida, nors realiai filmuojam, ką norim, darom, ką norim, bet tos laisvės dėja nėra. Nieko, kalam energijos, tai va gerai, kad uždėjom S, nes vis dėlto energetinis. Ir kimbam, kaip sakau, į darbus. Tai pagal planą šiandien iš tikro noriu apsitvarkyti šitą vietą. Tai pirma, darysim atnaujintą stalą. Tai truputį pakeisim jo išmatavimus, teks nupjauti stalviršį, teks susiaurinti visą tvirtinimą, kojas ir taip toliau. Prie to pačio galbūt pradėsim gaminti ir antrą stalą. Ir šiaip, jeigu norit, gal net užeisim į antrą garažą. Kadangi jau kimbam į kažkokius tokius darbus, tai apsitvarkom čia ir tada pilnu tempu užsibaiginėjom V2 garažą. Jo, šių metų planas yra užsibaigti visus pradėtus projektus. Tai pradžiai ką? Varom lauk šitą kabriką, pasidarom vietos ir pradedam dirbti. Hebra, užeikit į Contribui, užeikit į norbefilms.com, reikia jūsų pagalbos. Nes aš iš tikro prarandu motivaciją, kai viską nori taip uždraust, taip viską griežtai žiūri, po to dar sako, teik mum ataskaitas. Tai hebra, aš ir taip nespėju savo darbų, dabar turiu dar kažkokius papildomus dalykus daryti dėl šios komisijos. O man kokia nauda iš to? Jokios. Tai bent jau gerai, kad turim žiūrovų, aišku, dėl žiūrovų šitie lapai ir ateina. Tai su stalu viskas aišku, sutrumpinam plokštę, sutrumpinam tvirtinimus ir dar vienas planas yra padaryti antrą tokį aukštą, kad visi daiktai, kurie dabar stovėjo ant žemės, ten jie nebebūtų, o dėtųsi jau į stalo lentyną, pavadinkim, ir tiesiog galėsim palaikyti kažkokią švarą, nes daiktų nebus ant žemės. Bet dabar tiesiog nepaleidžia manęs vis tiek tos visos baudos, tai reikia kažkaip užmiršti šitos reikalus. Gerai, dedam ant stalo, truputis benzino. Čia mes nieko neskatinam, tai nepagalvokit nieko blogo. Op, taip, namie nedarykit. Viskas. Nauja pradžia. Gesink, gesink, gesink. Bliamba, vėl kauks signulkė. Viskas. Ką, tęsiam darbus. Tiksliau, pradedam darbus. Oi, stuna! Palauk, dar reikia surasti, kur pervest pinigus. Ai, sudegė informacija. Priimkit visą tai kaip juoką. Tikrai nieko įžeisti nenoriu, įstatymai yra įstatymai. Bet kartais apmaudu, kai pažiūri TikToką, ten žmonės, neadekvatų žmonės tiesiog geria, daro laivus. Ir tai yra normalu. Nu, žinokit, tai tikrai nėra normalu. Bet kartais baudžiat ne tuos, kuriuos reiktų. Ne tai, kad baudžiat, bet net prižiūrit ne tuos, kuriuos reiktų. Gerai, surimtėkim. Šitas stalas iš tikro dar darytas Igno. Tai galvau gal padaryti visiškai naują, bet iš tikro geriau atrestauruosim ir paliksim kaip prisiminimą. O, viskas. Taip, plokštę nupjausim anam garaže. Pasidedam čia, o šitą galim čia susipjaustyti, susimatuoti ir susivyrinti iš naujo. Tai plokštė susiaurės kažkur apie 30 cm, nes dabar turim bendrą ilgį šitą 9, padarysim standartą šiam, tai šitą visą daiktą irgi reikia sutrumpinti per 30 cm. Op, kažkur čia, šitoj pusėje irgi. Opa. Dar kartą pasimatuom, ar tikrai gerai pažymėjau. Jo, viskas normaliai, tai pjaunam per čia ir tiesiog sutraukiam mūsų kojas. Ta prasme, ne mūsų, stalo. Nors kažkas ir manai yra. Oho, kokie bairiai, wow, tiesiog wow. Tai ką jaunimas darom, gi jum įtaką. Dabar galvoju, dėti sakinius ar ne? Ne, nereikia.
Nesgi turim žymėjimą S. Tai viskas normaliai. Ne, nerizikuosiu. Akių dar reikia. Baisu, kad nebūtų ant įtampos, bet atrodo, kad viskas normaliai. Nu vo, viršus palaidas. Šitą turbūt galim visą išpjauti, pakeisim į kvadratinį. Tada galėsim patogiau tą lentyną mūsų prisisukti. Jo, šitą metam lauk, o aną tiesiog sutrumpinsim. Nukrito. Gerai, kad uždėtas S ženklas. Nes galėjom užsigauti, jeigu nebūtų S ženklo. Nu vo. Stalas štai toks. Dabar turbūt kažkiek nemaloni vieta, tai išsipjaut reikiamas dalis iš čia. Tai ko mums reikia? Kojų. Viskas. Jo. Ai ne, mums reikia ir šito. Kaip aš dabar taip pasakiau. Mums reikia tada nupjauti šitą ir šitą. Jo. Easy. Reikia spec tulso. Op. Ui, išdribo viskas. Nu, bet gerai, padarysim geriau. Ten apšveisim ir kaip ir bus gerai. Tada čia reikia irgi tą patį padaryti. Ką reikia? Ai, nu blemba, reikia pasiruošti dar vyrinimui. Viską apsišveis čia, tuos senus vyrinimus ir tada galim kabintis į vietą. Sekantis etapas galim vyrinti. Tik reiktų kažką pasidėti, kad nesudegintume grindų, tai panaudosim tą patį stalą. Vis tiek dažysim, tai gal nieko tokio nenutiks. Blemba, vidinė pusė kaip ir nereikalinga, bet gan graži. Tai geriau gadinam tą, kuri dažysis. Tai dabar ką, prisisegsim senelę, tada galėsim prisegti kojas. Turėtų tikti gražiai. Bam, idealiai. Pam, prisisegam ir darbas bus beveik baigtas. Šitoje vietoje truputį teks priauginti, nes atsirado tarpelis. Tiesiog norėjau padaryti gražų perimetrą, tai kadangi pjovėm, ten žymėjom iš akies, nu, kartais taip gaunas, bet šiaip vaizdas visai padorus. Taip, kur kojos? Gal reiktų dabar galvoju, kaip padaryti, kad jos kuo tiesiau būtų. Galim panaudoti gulščiuką, bet nežinom, ant kiek čia ir grindys tiesios. Turbūt reikia prisegti, nu ir tada žiūrėti. Pareguliuosim ir bus. Vo, čia matomai turim bėdą. Kažkaip nebetinka mūsų nupjovimas. Kaip taip? Nu gal nebūsiu apsiskaičiavęs. Sužinosim, kai nupjausim lentą. Bet ne, viskas bus gerai. O čia reikia ką, tiesiog nusipjauti, kiek trukdo ir bus normaliai. Dabar būsiu ir su šalmu, ir su akiniais. Tai iš tikrųjų galim dėti N14. Nors blemba, dėčiau dar mažiau, kad jaunimas eitų dirbti, kažką gamint, konstruot, domėtis kažkuo, bet spėju čia net N14 sakys, ne, per mažai nusipjaus pirštus. Nes ką jaunimas dabar tik moka? Veipint? Blemba, daugiau ir nesugalvoju. Daugiau turbūt nieko ir nemoka. Taip, ką mes čia turim? Blemba. Kažkas tokio, ne? Reiktų patikrinti, ant kiek čia kreiva, ant kiek tiesu. Bet šiaip pagal žymėjimą, kur buvo prieš tai privyrinta, tai labai panašiai. Nu, ką žinau, vyrinama, ne?
Jo. Gal tiesiog paliksim prisektą visur ir pabandysim atverst, pažiūrėsim plius minus, kas čia gaunas. Ir tada jau galėsim užliet. Taip pala, iš esmės beveik kaip ir viskas suvyrinta. Čia reikia įdėti skersinį ir viskas. Nu, ne tai, kad suvyrinta, bet prisekta. Up. Nu, normaliai, ką? Viskas gerai. Nu, šitos kojos kreivokas, bet čia dar išsitiesins su skersiniu. Šitos visai padoriai. Gal sueina į vidų truputį. Bet, kaip sakant, laikys gerai. Tai stalas pabaigtas. Aišku, darant nuo nulio galima būtų padaryti geriau, bet kaip sakau, aš noriu šitą irgi pasilikti garaže, tai kol kas rezultatas geras. Aišku, reikės dar visą šiaip pasišiaušti ir nusidažyti, kad atrodytų tvarkingai. Ir aišku, dabar eisim prie plokštės pjovimo. O kalbant apie stalą nuo nulio, tai kadangi sakiau darysiuos antrą, tai va ten ir galima bus pasireikšti. Kojas turiu, kažkada senai kažkur radau, sakau, prireiks. Tai pagaliau prireikė. Žinot, čia tie daiktai, kur mėtos garaže, pasidedi, blemba, gaila išmest, kažkada tikrai reikės, tai bent jau tikrai atėjo tas momentas. Tai va turiu tokias 4 kojas, susivyrinsim remuką ir irgi reikės susirasti plokštę ir ką, susirinkti antrą stalą. Šitam stalui nedarysiu tos lentynos, bus tiesiog paprastas stalas su viršum, o čia jo dar padarysim ir apatinį šitą storage roomą. Tai dabar ką, einam pjauti. Tai plokštę atsipjausim naujam bokse, nes iš tikrųjų visas statybų veiksmas vyksta čia. Tai iš esmės galėjom ir vyrintis ne anam garaže, tada nebūtume ten pridarę bardako, nu bet nieko. Svarbiausia, kad čia darbai juda, tai truputį pamatysit progreso. Einam į vidų. Jeigu kas iki šiol galvojat, kad gyvenu garaže, tai dabar realiai galėsiu gyventi. Kaip matot, antras aukštas lipdosi, šioks toks vaizdas atsirado, sienos irgi pradėtos tinkuoti, elektra išvedžiota, vienu žodžiu, viskas labai gerai. Ko dar norėtųsi, kad kai įsirengsim, atsirastų kažkoks klasikinis, gražus automobilis. Tokių variantų, aišku, turime ir patys, bet žiūrėdamas aukcionus užmačiau visai neblogą E34 V8. Tai gal kas norit iš jūsų paimti? Ir faktas, kad ir ką pirktumėt, visada verta pasitikrinti VIN kodą perka-ir-vertical.lt, nes taip galite sužinoti tikrąją automobilio istoriją. Tai su linku video aprašyme arba kodu NORBE dar gausite minus 20% nuolaidą savo ataskaitai. O dabar žiūrime aukcioną, tai turime, kaip ir minėjau, neblogą E34 V8. Jis stovi Los Andžele, tai reiškia kėbulas be rūdžių, nes visą laiką važinėjo tiesiog šiltame klimate. Tada turime gana nebaisų daužimą, tai iš esmės keičiamos detalės, kapotas, sparnas, žibintai, grotelės, bamperis, galbūt kažkas viduj palankstyta, bet tikrai nesunkiai atsitemps. Tai vat kas ieškot, manau, kad variantas, nes dabar tie patys V8, ne tai, kad M5 modelis, tikrai laiko vertę. Tai manau, kad imam VIN kodą ir žiūrim šio automobilio istoriją. Tai turime ataskaitą ir aišku, aš sakydamas V8 iškart atmetu tą 3 litrų variantą. Tai čia turime 540 į modelį ir kaip matome, žala yra užfiksuota, bet rida yra tikra, kas labai svarbu, jeigu norime, kad šis automobilis laikytų savo vertę. Aišku, vėlgi su kažkokiu damage history jau tas automobilis bus kiek pigesnis, tai vat jeigu pirktumėt sutvarkytą ir norėtumėt tą automobilį laikyti ir kelti jo vertę, iškart matysit, kad kažkada buvo daužtas ir galbūt nepirksit. O čia, kas norit prisikelt, sakyčiau, kad variantas. Tai einame iki ridos ir turime labai daug fiksavimų, net 23 įrašai. Rida yra tikra, šiuo metu 246 000 km, tiksliau 23 metų 1 mėnesį. Tada žiūrime visus kitus įrašus, viskas labai gražiai ir tolygiai užfiksuota. Tai panašu, kad automobilis buvo prižiūrėtas, nes tikrai dažnai kažkur važiavo į kažkokį aptarnavimą, kur tą ridą ir fiksavo. Einame tolyn ir matome žalos įrašą, jis yra užfiksuotas, tai 2023 metai, 10 mėnesis, Amerika. Žiūrim toliau, matome visus automobilio duomenis, tai 95 metų
automobilis 4 litrai, benzinas, automatas. Ir tada stebime laiko juostą, nes čia visai įdomus faktas, nes tik 99 metais pasikeitė savininkas, tai reiškia, kažkas nupirko, tada 99 pardavė ir sekantis užfiksavimas yra žala. Tai galimai šis automobilis turėjo tik 2 savininkus, kas irgi įrodo, kad automobilis dar bus nenudrožtas. Tai va, chebra, kad ir ką pirksit, visada pasitikrinkit per carvertical.lt, nes galite sužinoti labai įdomių faktų ir kartais pamatyta ataskaita jums gali palengvinti gyvenimą, nes jeigu matysit, kad tas automobilis yra lavonas, turi labai baisius įrašus, tiesiog jo nepirksit, net negaišit laiko ir nežiūrėsit ir susirasit tinkamą, vertą dėmesio variantą. Tai linkas video aprašyme, nuolaidos kodas NORBE, su juo gausite -20% nuolaidą savo ataskaitai. Nu ką, mes kol kas 34 nepirksim, nes liekam prie savų projektų. Tai turbūt norit šio garažo pamatyti kiek daugiau, galbūt net norit ir darbų eigos. Tai jeigu taip, pakomentuokit, kad rodom garažo darbus ir mes juos parodysim. Ir aišku, nepamirškit paspausti patinka. Nes nežinau, ar šiandien paskatinau jūs paspausti tą like mygtuką ar ne. Nors reikės paskaityti taisyklės, ar galiu tai daryti ar ne, nes vėl paims ir nubaus. Tai va, viskas pagal planą. Po antrų aukštų šitoj vietoj nieko nebus, apšvietimas, bam, šitoj vietoj keltuvas, kaip ir planavom, čia dirbi patogiai prie automobilio, patogiai filmuoji, tada šitoj vietoj darbo stalas, čia jau bus metalinis, aš bent jau taip manau kol kas, čia kažkokia ir kriauklė, kad nusiplaut rankas, kažkokias dalis ir panašiai. Ir aišku, kur ir stovi dabar šitos kopečios, tai bus normalūs laiptai. Plius minus nuo šitos vietos, kad būtų patogu užlipti ir ten viršui turėsim minimalų tokį storage roomą, turbūt kažkokiem lengvesniem ir mažiem daiktam ir tada turėsim ofisą. Manau, kad čia pačioj dabar nėra ką parodyti, tai lipam į viršų. Nu gerai, pasakysiu tiesą, nebus čia garažas, čia bus loftas, kur aš gyvensiu. Tokia ta realybė. Bandėm iš tikrųjų atrasti tokį optimalų aukštį, kad ir apačioj turėtume vietos, bet ir čia irgi normaliai išeitų atsistoti. Aišku, jeigu kažkas ateis 2 metrų, tai kals galvą į stogą. Nu, bet kadangi aš nesu 2 metrų, tai man pats tas. Iš apdailos čia užsidės tokios gražios lentutės, čia susidės stiklai. Vien žodžiu, rimtas ofisas, aišku, darbų dar tikrai yra. Tai gal užteks blevizgot ir einam pjaut savo stalo, susitvarkom aną boksą ir kimbam į darbus čia. Taip, tai kiek mes ansakėm? Šiam cm, ne? Nu gerai, darom šiam, bus bent jau patogu dirbti. Bam. Oi. Nu, su tokiu tikslumu, po to ir būna truputį paklaidos. Op, šiam. Turbūt reikės svai tavo pagalbos, palaikysi liniuotę. Taip. Užsidėsim ir nupjausim. Ar taip ar ne taip? Jau pjausam fanierą. Vo, viskas idealiai. Pasidedam liniuotę. Op. Ant mūsų žymėjimo. Ir galim pjauti. Nu ką? Nupjauta. Va, mūsų problema nenupjauta. Neužteko. Mūsų pjūklo. Kaip suprast? Kaip taip? Čia gal ką pareguliuot galima? Aišku galima. Eik tu savo. Profai statybose. Eik tu savo. Duokit man pareguliuot. O taip, galim iš vis kalt max, kad tikrai praeitų. Per 3 pirštus. O stalas irgi 3 pirštai. Tai turi būti gerai. Nu, kokia situacija? Nu, blemba, vis tiek trūksta. Nu, kaip tai? Vis tiek truputį trūksta. Reik nuimti šitą limiterį. O kaip jį nuimti? Pabandom išardyti. Po to nesudėsim atgal, aišku. Ar neįmanoma nuimti, noriu pasakyti. Ne, turi būti. Va. Jo, dar truputį išlašam, gerai. Ai. Nepagalvojau pradžiai kažkaip.
atidžiau pasižiūrėti. Nu nieko, gyveni ir mokais. Svarbu neveipinti. Paveipinsim geriau padangas po to. Bet čia jau off camera, nes noriu, kad sekančią savaitę nebūtų baudų. Tikrai nedideli norai, bet nežinau, ar bus tai įmanoma įgyvendinti. Atsiūs vis tiek kažką. Taip, primatuojam. Ui. Nu kaip? Turėtų paimti. Trečias kartas nemeluoja, o ketvirtas garantuoja. Nu, turim. Nu kas čia daros? Eik tu savo. Laušiu iš kojos. Nu, tikėkimės, lūž gražiai. Bet jau, ai, prisvėriu. Jau matau, kad nenori gražiai lūžti. Gal mes galim tiesiog pjauti iš kitos pusės. Eik tu savo. Vis tiek feilas. Kaip aš nepagalvojau, kad čia tiesiog bus tuščias vidus. Visas šitas vargas veltui. Nu čia baisiai labai. Reiktų užklijuoti kažkur. Eik tu savo. Vat klausimas, ar pasiliksim šitą viršų, ar ieškosim naujos plokštės. O jūs dar norit kontento iš statybų. Mes, ką mokam, tai griaut. Duokit mums kažką išgriauti, išgriausim. Viskas, darbai baigti. Bent jau primatuosim, kokį čia išmatavimą padarėm. Tai žinai, testas tiesiog pasižiūrėti. Ar tinka? Op. Ai. Per pirštą. Lemba, kaip nesiseka. Taip. Kažkas va tokio. Normaliai, ką? Jeigu nežiūrėtume į kitą pusę. Ai, čia tai baisu. Kaip taip. Bet jo, pats tas, va, patogu dirbt. Pam. Ne, iš tikro, tai reikės pasidomėti, kaip galim čia susiklijuoti, gražiai užsidengti. Jeigu ką dėsim šitą į tą pusę, kur nesimato, bet uždengti vis tiek noris. Nes rinksis ten į vidų visokios dulkės, šiukšlės ir taip toliau, reikia padaryti tvarkingai. Ir vis tiek aš noriu palikti būtent šitą plokštę. Tai vat ką pradėjom, tą tikrai užbaigsim. Tik reikia truputį info, kaip čia teisingai padaryti, bet bendras vaizdas vis tiek bus toks, o šiaip vis tiek turim ką veikti. Dar prie to pačio reikia nusidažyti rėmą, tai laiko turim. Ir, aišku, reikia pasidaryti antrą stalą. Ir ten, kadangi jau plokštę imsim iškart kažkokią pagamintą, tai turbūt neprašausim. Kad geriau įsivaizduotumėt, štai antro stalo kojos irgi susijungs remukų. Vien žodžiu, bus toks rimtas stalas. O šiai dienai manau, kad viskas, nes reikia eiti susitvarkyti savo pridarytą bardaką. Dar susiplėšiau gerus džinsus. Nu, reiktų jau garaže dirbant persirinkti, iš tikrųjų, ypač kai darai kažkokį purvinesnį darbą. Tai jo, tvarkomės ir tęsiam darbus. Tai turbūt jau sekantį kartą pamatysit užbaigtus stalus, o prie to pačio, jeigu kas ieškot S55 motoro, parduodu. Pilnas svapas, motoras kaip naujas. Ten, nežinau, faceliftinio modelio, maža rida ir taip toliau. Ten, žodžiu, tikrai idealus svapas, tai vat, jeigu norit užsikurt M-kę po savo kapotų, rašykit. Taip pat turiu ir DCT dėžių, tikrai ne vieną. Ir šita čia mėtos, dar atsarginių kalnas, išsiparduodu. Jo, atėjo sezonas, reikia truputį keisti taktiką, reikia biudžeto kitiem dalykam. Tai ką domins, turbūt tikrai susisieksit, o šiam kartui, kaip ir sakiau, viskas ką, susimatom sekantį.